Pristatome šiuolaikinės merginos idealą. Tu pasakyk, ką aš padarau. Tau skaudu, kad čia man ranką uždeda kažkoks vyriškis. Tai tu įsivaizduoji, kad tu turi pilnas teisės į mano kūną ir kad aš jau nebegaliu nei taip rengtis, nei kad kažkas į mane pažiūrėtų. Aš nestriptizą šoku. Ar tu matei mane šokant su stringai? Laida Man gerai. Mėgaukis gyvenimu. Kalbėkite, Gyti, jūs eteryje. Tai kalbame, ar girdisi mano balsas? Girdisi. Normaliai girdisi. Gerbiamas, girdisi. Tai gerai. Tai, žinai, šiandieną mes ėmėm ir susigalvojom, kad reikia atlikti dabar tokią rubriką, kuri vadinasi važinėjimas su motociklais ugnies ratu Indijoje. Taip. Ir kas bus šitoje rubrikoje, ji tik taip vadinasi, o kas joje bus dabar papasakos Gytis. Paprasti dalykai, gerbėjai, dabar įsijungit Radio Stoties Geras FM puslapį www.gerasfm.lt. Ten įsijungite mūsų tiesioginę vaizdo transliaciją ir pamatysite. Mes šiandien su Nergaudu susilažinom, šiaip lietuviškai darant susisporinom, ne? Susilažinom, kad mes iš Garliavos atliksime šou nepaprastą. Jo. Ir dabar mes mintimis esame Garliavoje, iš tikrųjų esame Vilniuje. Ir reiškia dabar taip, aš per 3 kartus bandysiu atsistoti ant galvos ir išstovėti 15 sekundžių. Jeigu to nepadarysiu, tai gausiu baudos taškų, tai yra kažką turėsiu atlikti, ką Nergaudas. Ir aš tada sugalvosiu tau specialiąją užduotį. Jo, bet jeigu aš atliksiu tą dalyką, tada Nergaudas turės atlikti mano jam sugalvotą specialią užduotį. Taip, tada jau beliks tik melstis. Tada, žinok, jeigu tau pavyks. Tau bus ragas, nes... Šakės bus. Nes tu nesišokęs su parašiutu, ne? Iš degančių lėktuvo. Dar ne. Nu, va, matai, kaip... Su degančiu parašiutu iš šokančio lėktuvo, taip? Oi. Būsi jo, briedžiantis triedis būsi. Pirmasis briedžiantis triedis. Nu tai ką, tai dabar laukiame naujos pasaulinės sensacijos. Gytis Balčiūnas stosis aukštyn kojomis ir turės įstovėti 15 sekundžių. Tai yra neįmanomas dalykas. Turi 3 bandymus padaryti. O tu laiką turi? Niekas turiu be abejo, va mano šito naujausias toksai lazerinis. Lazerinis šitas. Kompiuteris. Lazerinis reiškia. Lazerinis pingvinas. Lazerinis pingvinas. Parodysiu daiktą, su kuriuo Nergaudas matuoja laiką. Čia lazerinis toksai pingvininis reikalas. Čia puikiai. Iš pingvino, reiškia. Jo, čia lazermometras. Lazermometras. Pingvino šitos prostatos, reiškia, pagrindų. Pagamintas. Ekologiškai sveikas. Ekologiškai sveikas. Na, klausyk, ar matosi dabar, žiūrėk, paklausk mūsų direktorius, kuris atlieka. Ar matosi? Gytis matosi, taip, rodo. Nu gerai, pirmas bandymas. Pirmas bandymas. Niekas pasaulyje nėra išstovėjęs ant galvos 15 sekundžių. 1, 2, 3, 4. Nu jau matau, kad nepavyko. 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 Kodėl nepavyko? Prašau, kolega, paaiškinti, kas čia nutiko? Todėl, kad mano viena koja yra medinė. Ir yra sunkesnė, labiau veikiama. Nusvėrė. Jūs turite išlaikyti lygsvaros būdu, taip? Taip, lygsvaravimo būdu, bet kita mano koja yra geležinė, o jinai yra labiau veikiama elektromagnetinių bangų iš mano galvos. Nu ką, bandykit antrą kartą, pažiūrėsim. Antras suteikiamas šansas sportininkui Gyčiui Balčiūnui. Šūdas. Nepristačius net. Nu ir trečias kartas bus dabar. Trečias kartas. Nu ir Gytis Balčiūnas. Trečią kartą. Beje, Gytis Balčiūnas yra 6 kartus pasaulio. Viešpatie. Ar tik nebus lūžęs stuburas? Man atrodo, jisai lūžo. Bijau, kad dėl sveikatos sutrikimų Gytis... Persverzamas pataikiau, persidūriau plautį, blužnį, jeknas. Taip. Ir, žinok, man atrodo... Ir mes kviesime greitąją. Ne, kviesk lėtąją. Kviečiam lėtąją medicinos seserį. Nes lėtoji medicinos sesuo gydo lėtai, maloniai.